kanalą ir šiandien su mumis yra mūsų naujas svečias. Taigi trumpai pristatysiu, tai būtų Agnieška, kuri buvo išvykusi su Erasmus Plus programa. Tai Agnieška, prisistatyk, kokią šalį buvai išvykusi ir kodėl būtent ją pasirinkai, kodėl nusprendei išbandyti Erasmus Plus programą. Taip, mano vardas Agnieška ir pasirinkau Italiją. Šuniukas pabėga, atsiprašau. Tai labai norėjau išvykti į Italiją ir kadangi sužinojau, kad su Erasmus programa galiu išbandyti tą projektą ir išvykti studijom vienam semestrui į Italiją. Taigi, ir šiaip man labai patinka pati Italija kaip šalis ir tai mane labai pradžiugino, kai galėjau sudalyvauti šitam projekte ir taip nuvykau į Romą, Italijos sostinę. O kaip jauteisi, kai prasidėjo visas koronavirusas, karantinas, ar dar patekai į tą zoną, kai prasidėjo karantinas, dar buvai ten? Šiaip viskas buvo labai ramu pas mus, labai ramu iki pat paskutinės minutės, kadangi kažkaip viskas buvo prasidėjo jau ten Šiaurės Italijoje, Milane, viskas buvo uždaryta, o pas mus Romoje mes iki pat paskutinės minutės studijavome, vaikščiojame visur, viskas buvo atidaryta ir tik kažkaip, kai pamatėm mes antraštės internete, kad planuoja uždaryti universitetus, tada mes tik tai vakare sužinojom, kad uždaro mūsų tą universitetą karantinui ir buvo paskelbta, kad uždarys vienai savaitai. Tai kažkaip visi taip labai sureagavome ramiai. Niekas nebijojo, nestresavo, bet aš sugalvojau išvykti savaitę į Lietuvą ir per tą savaitę visos sienos užsidarė ir likau Lietuvoje. Tai ir iki šiol čia esu. Jo. O kadangi grįžai anksčiau, nebus galimybės grįžti ir pabaigti vėliau po visų karantinų? Tenai į Italiją, kad grįžti? Manau, man atrodo, aš gavau pranešimą iš universiteto, kad jau iki galo uždarytas jisai bus. Šiam semestrui tai negalėsiu jau, bet mes mokomės irgi online. Tai aš galvoju, čia bus, kaip ir egzaminai bus online, tai nebent aš galėsiu išbandyti jau kitą semestrą, bet turbūt jau kitą galbūt kryptį. Nors ir nebuvai viso laiko, kurį turėjai išbūti Erasmus programoje, kokias emocijas ir kokią patirtį parsivežei? Iš tikrųjų, man labai patiko viskas. Aišku, pirmą savaitę gal buvo neįprasta, nes tu naujoj šaly, viskas nauja, nežinai, kur eiti, ką daryti, su kuo kalbėtis, bet po pirmos savaitės iš tikrųjų buvo viskas labai šaunu. Nes buvo tokia pažintinė savaitė, mums organizavo keliones, kad labiau susipažintume su italais studentais, taip pat su mūsų Erasmus studentais. Tai tikrai mes labai susibendravom ir iki šiol bendraujam, tai labai šauni patirtis, tikrai susipažįsti su begalė naujų žmonių, nauja kultūra. Super tiesiog. Man labai patiko ir labai gaila, kad taip trumpai viskas tęsiasi. Jeigu situacija pasikeis per studijų laikotarpį, ko mes visi labai tikimės, ar vyktum dar kartą? Tikrai taip. Vykčiau, galbūt jau pakeičiau kokią kryptį kitą, kad sužinočiau, aplankyčiau kitą, dar nežinomą šalį, bet tikrai aš už, nes tikrai ir save išbandai, ir patobulini anglų kalbos žinias, tampi labiau savarankiška, atvira. Kokios patirties įgijai per šiuos metus? Per šios visus metus ir ne tik per Erasmus, taip? Tai labai daug iš tikrųjų įgijau patirties, nes įstojau mokytis studijuoti teisės, tai čia jau man buvo labai daug naujos informacijos. Ir taip pat spėjau išbandyti Erasmus programą, per kurią irgi patobulinau savo anglų kalbos žinias. Taip pat sutikau daug žmonių įvairių tautų. Tai kas čia dar?
Tikrai labai sužinojau daug naujo apie Italiją taip pat ir iš teisės, ir iš studijų pasisėmiau daug naujos informacijos. Tai va. Tai labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų metai nepraėjo veltui, taip mes, kad ir toliau taip entuziastingai viskuo domėsis, norės išbandyti, ką tik gali ir pasiimti iš šių studijų. Linkiu toliau sėkmės ir atsisveikinam šiuo metu. Ačiū labai. Geros dienos, iki.